Antras skyrius – savivaldybių funkcijos. 5 straipsnis – savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos: 1. Savarankiškąsias. Šias funkcijas savivaldybės atlieka pagal konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus savivaldybės bendruomeniai ir šios interesais. Savivaldybės įgyvendinamos šias funkcijas turi konstitucijos ir įstatymų nustatytas sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas savivaldybių veikla saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kitose teisės aktuose. 2. Valstybinės. Valstybės perduotas savivaldybėms. Tai valstybės funkcijos pagal įstatymus perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybės įgyvendinamos šias funkcijas turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Savivaldybių veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir pareigūnų sprendimai. Atskirais atvejais valstybinės funkcijos gali būti perduotos savivaldybėms įgyvendinti sutarčių pagrindu. Savivaldybė tokią sutartį gali sudaryti tik tuo atveju, kai savivaldybės taryba tam pritaria. Šios funkcijos paprastai yra trumpalaikės ir sezoninės. 2. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba ir meras, įgyvendindami įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Viešojo administravimo įgaliojimai suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu. Viešasias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų ir teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. 3. Bendriems tikslams pasiekti savivaldybė gali sudaryti jungtinės veiklos sutartis arba bendrų viešų pirkimų sutartis su valstybės institucijomis, regionų plėtros tarybomis ir kitomis savivaldybėmis. 4. Savivaldybė gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusių savivaldybių tarybų sutarimų sutarčių pagrindų. Savivaldybė taip pat gali savivaldybės tarybos sprendimu perduoti regiono plėtros tarybai konkrečius viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus, kurių įgyvendinimo tvarka detalizuojama savivaldybės ir regiono plėtros tarybos sutartyje. Už savivaldybės funkcijų perduotų kitai savivaldybei ar regionų plėtros tarybai įgyvendinimą yra atsakinga funkcijas perduodanti savivaldybė. 6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios. Tai yra konstitucijos ir įstatymų nustatytos, priskirtos savivaldybių funkcijos. 1. Savivaldybės biudžeto sudarimas ir tvirtinimas. 2. Vietinių rinkliavų nustatymas. 3. Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. 4. Biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų regionų plėtros tarybų steigimas. 5. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas. 6. Švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas, prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose užtikrinimas. 7. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinio pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas. 8.
Ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas. 9. Medžioklės plotų vienetų sudarimas ir jų ribų keitimas. 10. Maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, prašmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. 11. Savivaldybėms įstatymuose priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų, išskyrus savivaldybės erdvinių duomenų rinkimo tvarkymą, organizavimas ir vykdymas. 12. Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas, jas planuojant ir organizuojant, vertinant prevencinių bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugos kokybę, taip pat socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas. 13. Gyventojų kultūros ugdymas ir etninės kultūros puoselėjimas, tai yra dalyvavimas kultūros projektuose, jų finansavimas, kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra. 14. Sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negale socialiniai integracijai į savivaldybės bendruomenę sudarimas. 15. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymų nustatyta tvarka. 16. Dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgyjimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas. 17. Pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, tai yra įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, biudžetinių įstaigų išlaikymas, išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrų savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną. 18. Savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. 19. Teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ir savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas. 20. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statyba leidžiančių dokumentų išdavimas, įstatymų nustatyta tvarka. 21. Statinių naudojimo priežiūra, įstatymų nustatyta tvarka. 22. Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas. 23. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros planus. 24. Informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas. 25. Savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas. 26. Kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymas, būklės stebėsena, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo organizavimas, vykdymas želdinių ir želdynų neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės forma, inventorizavimas ir apskaita atskirųjų želdynų žemės sklypų formavimo, jų sklypų kadastro duomenų nustatymo ir jų įrašymo ir į nekilnojamojo turto kadastrą organizavimas. 27. Adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį, būdą ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, suteiktų adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 28. Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, aplinkos monitoringas. 29. Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas.
30. Šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. 31. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. 32. Savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. 33. Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. 34. Dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemonės. 35. Savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas. 36. Sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymasi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas. 37. Prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų valdomų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešosiose vietose nustatymas. 38. Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarimas ir šios veiklos skatinimas. 39. Leidimų, licencijų išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 40. Alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorės reklamos priemonių kontrolė. 41. Ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas. 42. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir mero paskirtų bendrojo naudojimo objekto administratorių veiklos susijusios su įstatymu ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų atlikimu, priežiūra ir kontrolė pagal vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles. 43. Socialinės pašalpos ir kompensacijų nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasunturintiems gyventojams įstatyme teikimas. 44. Dalyvavimas vykdant vaiko teisų apsaugą, prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo, socialinių švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimo užtikrinimas. 45. Šeimos kontrolės programos įgyvendinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas savivaldybės teritorijoje. 46. Kitos valstybės institucijoms nepriskirtos funkcijos. 7. straipsnis. Valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos. 1. Civilinės būklės aktų registravimas. 2. Įstatymo priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams. 3. Civilinė sauga. 4. Priešgaisrinė sauga. 5. Dalyvavimas valdant valstybinius parkus. 6. Priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomą švietimo programas užtikrinimas, mokyklų vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kadetų ugdymo mokyklų, skirtų šalies mokiniams išlaikymas. 7. Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių tos savivaldybės teritorijoje apirūpinimo mokinio reikmėmis administravimas. 8. Socialinių išmokų ir kompensacijų išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas nustatytas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas. 9. Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jo patikėjimo teisė. 10. Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teisės į
į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo, priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 11. Valstybės garantijų nuomininkams išsikeliantiems ir savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas. 12. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. 13. Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas. 14. Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą. 15. Statistinių duomenų teikimas. 16. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemonės ir gyventojų užimtumo programas. 17. Dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus. 18. Dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus. 19. Jaunimo politikos įgyvendinimas. 20. Žemės ūkio produktų kvotų administravimas. 21. Žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas. 22. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas. 23. Stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas. Medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas. 24. Valstybei nuosavybės teisė priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teisė. 25. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra. 26. Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas. 27. Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas. 28. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas. 29. Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas. 30. Informacijos apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės valdomų įmonių atitinkančių vyriausybės nustatytus kriterijus, finansinius santykius ir apie įmonės privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas kaupimas, saugojimas ir teikimas Europos komisijai vyriausybės nustatyta tvarka. 31. Antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 32. Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena. 33. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas. 34. Savivaldybės erdvinių duomenų rinkimo tvarkymas. 35. Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 21 metai pabaigos, o tiems, kurie dėl ligos mokėsi su pertraukomis ir pateikė tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 23 metai pabaigos. Ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas. 36. Kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.